pakuždėjo, tu neieškok, nes meilė visiems kažkur šalia. Čia labai šviežia svajonė, jisai iš viso PlayStation'o gyvenime nebuvo matęs, nes jisai aplamai nei telefoną, nei planšečių mes neduodam, o ligoninėje buvo PlayStation'as. Jisai per 3 dienas pats išmoko, žiūrėdamas kaip kiti, įsijungti ir žaisti. Niekas jo nemokino. Ir jisai jau 4 dieną sako, aš galiu pažaisti PlayStation'u, ir būdavo taip, gerai, pusę valandos gali per dieną eiti pažaisti, ir būdavo jisai jau laukia tos pusę valandos, kada jisai galės eiti pažaisti. Ir būdavo susitarimas, jeigu jisai gerai per kineziterapiją sportuojant, tada eina žaisti PlayStation'ą. Ir tada sako, čia mano svajonė. Viskas įvyko šiemet realiai, gegužės mėnesį, gegužės pradžioje buvom sanatorijoje. Ir gegužės 11 dieną buvo sekmadienis, taip nutiko, kad jisai atrodo lyg taip atsigulė į lovą ir jau nesikėlė, ir jam labai skaudėjo, griežė dantim ir sakė, man galvą skauda. Tada mes atsidūrėm Klaipėdos ligoninės priimamąją. Buvo nustatyta pakankamai greitai, ta kompiuterinė tomografija iš karto parodė, tik tai dar buvo tas 2 dienos toksai laiko tempimas, jam pradėjus tuos kažkokius vaistus, hormonus ar kokius leis, kad būtų pratemptas laikas, kad būtų galima padaryti MRT, kad geriau pasiruoštų operacijai gydytojai. Šiai dienai situacija, kad mes pabaigėm jau tą gydymą 33 kartus radioterapiją. Ir dabar jau mums spalio 3 paskirtas tas MRT magnetinis rezonansas ir žiūrėsim, nes jam po operacijos yra likusi juostelė, likutis ir dabar žiūrėsim, mėnesį reikia, kad vis tiek atitintų ten viskas smegenis ir viskas ir dabar jau po mėnesio darysim ir žiūrėsim, dabar visą laiką sakė, bus stebėjimai. Visi labai stebėjosi, kad jisai toks ir jisai netgi buvo pavyzdys, kai jisai išgulėdavo radioterapiją, dar kiti 2 vaikai, juos migdydavo pradžioj ir po savaitės tėvai rodydavo, va žiūrėkit, ką jis išgali, ten nieko nėra sunkaus tenai, Ir tie vaikai pradėjo irgi išgulėti ir tėvai labai džiaugiasi ir jisai toksai netgi kaip pavyzdys tapo tenai. Tai didžiausias įkvėpimas tai aišku, kad jisai toksai yra kovotojas, kad jisai stiprus ir kad jisai nesiskundžia ir jisai viską daro, kad kuo greičiau pasveiktų irgi. Iš tikrųjų, norėčiau padėkoti visiems, tai žinoma, pirmiausia šeimai, vyrui, broliui už tą kantrybę, kad namie irgi kantriai laukdavo. Seneliam ir visiems artimiesiams, kurie sužinojo ir mus labai palaikė. Taip pat gydytojam, žinoma, ir Kaukėno fondui, ir Miglės fondui esu, nes ir Mamūniai, visi fondai irgi be proto padeda, atneša veiklų, iš tikrųjų, nuostabu kažkaip tai praskaitrina tą dieną ir ligoniniai būnant kažkokių veiklų atvežant ir vaikam, tiem patiem vis tiek prasiblaškino, iš tikrųjų. Be proto daugelį žmonių sutikom šiam keliui. Ačiū visiems, kurie išpildė mano svajonę. Geriausias PlayStation'ą! Valio! Aš stoviu, nebesuprantu.